Sveiki. Štai eilinė savaitė eina į pabaigą ir noriu Jums papasakoti, kas buvo svarbu tiek Briuselyje, tiek Vilniuje. Vėl politinių šiukšlių klausimas grįžo, kuomet prezidento patarėjas Skaisgirytė mus apkaltino nešant šiukšles į išorę, demonstruojant ir tokiu būdu tariamai niekinant Lietuvą. Pirmas dalykas, pritariama, kad šiukšlių Lietuvoje yra. Jeigu pritariama, reiškia, jas reikia sutvarkyti. Nematome jokių gerų veiksmų, iniciatyvų iš prezidentūros pusės. Stebėtojai, kaip visada, ant suoliuko, ramiai ir komentuoja. Antras dalykas, jeigu yra šiukšlės, tai apie jas reikia kalbėti visų pirma. Slėpti, kaip teisingai pasakė psichoterapeutė profesorė Gailinienė, tai yra neteisingas požiūris. Tai yra slėpimas problemų. Nesprendimas, o slėpimas. Todėl, pirmiausia, prezidentūra, atsibūskite, supraskite, kad jūs esate bėdos dalis. Ir be sprendimų ta bėda tik tai auga. Šiukšlės iš Lietuvos nedingsta, o jas reikia tvarkyti ir jų atsikratyti laiku. Todėl pažvelkite į veidrodžius ir padarykite išvadas. Kągi, šį trečiadienį Užsienio reikalų komitetas balsavo ir pritarė mano parinktam pranešimui apie ES plėtrą. Visi žinome, kodėl tai yra svarbu. ES plėtra užtikrina ne tik tą bendrąją Europos vienijimosi tendenciją, politiką, bet ir iš tikrųjų suteikia valstybėms ištrūkti iš praeities ir kartu su savo, sakyčiau, partneriais, bendraminčiais eiti į priekį. Būta tam tikrų ginčų priimant šitą pranešimą, tarkime, ne visos politinės grupės taip vienreikšmiai parėmė kvalifikuotos daugumos taisyklės panaudojimą, o ne vienbalsiškumo, atidarant skyrius ir panašiai, bet atrodo šitą išsprendėme. Kai kam kliuvo, pavyzdžiui, mūsų pasakymas, kad visi dvišaliai nesutarimai su valstybėm kandidatėm turėtų būti sprendžiami dvišaliam, o ne europiniam kontekste, nes, žinot, yra valstybių, kurios savo istorinius ir visokius kitokius nesutarimus nori išnešti į europinį lygmenį ir dažnai tai tampa, sakyčiau taip, sunkiai sprendžiama kliūtimi plėtroje. Mes pažymėjome svarbius dalykus. Tai, kad kandidatės turi padaryti namų darbus, tai, kad ES turi padėti joms daryti, esame iš tikrųjų įsipareigoja vieni kitiems. Na ir žinoma, tie, kas pirmi, geriau pasiruošę, turi būti pasveikinti ir priimti pirmieji. Žinoma, ši plėtra bus skirtinga nuo anksčiau buvusių. Pamatysite, procedūros bus ir principai nauji taikomi. Dabar visi kalba apie Ukrainą jau 2027-2028 metais ES, be inovatyvių sprendimų šito dalyko neįmanoma tikėtis. Reiškia, turi būti inovacijos, politinės inovacijos, kurių tikiuosi nepritruks Europos komisija. Kiek aš žinau, jie yra pasiruošę ir pasiūlys greitų metų galbūt dar anksčiau negirdėtus dalykus. Dabar kovo mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje ir aš labai tikiuosi bendro Europos parlamento pritarimo. Šią savaitę kartu su kitais kolegomis iš Atnaujinkime Europos grupės lankėmės Rotterdame. Tai yra tie, kurie susiję su kariniu mobilumu, su transporto politikos atitinkamais sprendimais. Norėjome įsitikinti, kaip veikia didžiausias Europos uostas. Jo metinė krova viršyje 440 milijonų tonų. Tik priminsiu, kad Klaipėda yra apie 40 milijonų tonų, 10 kartų didesnis ir daugiau. Tai yra iš tiesų galinga infrastruktūra, kritiškai svarbi visai Europai. Tarkime, kone 15% naftos produktų į Europą patenka per Rotterdamą. Ten yra 13% pajėgumai suskystintoms dujoms ir panašiai. Kitaip sakant, labai labai svarbus ir žinoma, bet kokio krizės ar konflikto atveju per šį uostą gali daugybė karinių krovinių judėti ne vien tik tai į uostą, bet labiau į rytus. Matėme daug įdomių dalykų. Uostas labai susirūpinęs ir sprendžia saugos didinimo reikalus, ne vien tik tai nuo dronų, bet ir povandeninių dronų ir panašiai. Bet visiems reikia mokytis, visiems reikia eiti kartu, kadangi gatavų sprendimų nėra. Politikams pamatyti, kaip šitie sprendimai priimi realybė, yra labai svarbu, kad nenutolti nuo tų dalykų, kurie atrodytų suprantami, lengva surašyti pasiūlymus, reikalavimus, bet kartais sudėtinga įgyvendinti, tai kainuoja pagaliau ir pinigus. Vizitas buvo naudingas ir aš tikiuosi, kad tai paskatins mus ir tolimesniems darbams, užtikrinant karinio mobilumo svarbą ir šitos politinės linijos įgyvendinimą ES. Šią savaitę kartu su
Kolegomis kreipėmės į Europos komisiją, mes atstovaujantis laisvąjį Iraną, tie, kurie nori, kad iš tikrųjų pokyčiai Irane vyktų, mes iš tiesų dar kartą paskatinome Europos užsienio reikalų tarybą pritarti ne tik tai revoliucinės gvardijos įtraukimų į teroristinės organizacijos sąrašą, bet ir BASI, karinės struktūros, kuri padeda revoliuciniai gvardijai įgyvendinti savo, sakyčiau, krūvinus siekius valstybėje ir panašiai. Irano valdantieji mulos, jie yra apsistatę įvairiom organizacijom, kurios tiesiog spaudžia ir, sakyčiau, persekioja iraniečius. Jeigu mes nepadėsim Iranui dabar, Irano žmonėms, mes dėl to gailėsimės ateityje. Būta abejonių, būta pasimetimų, bet aš labai tikiuosi, kad šios savaitės užsienio reikalų taryba priims pagaliau taip reikalingus sprendimus šitoje srityje. Šį kartą tiek, nesušalkime, iki kitų kartų.